Taigi sveiki visi atvykę į mūsų dar vieną Minecraft Hardcore išvykimo epizodą. Ir per šį epizodą aš norėčiau eiti pasikasinėti deimantų, nes žinokit, aš ubagas tiek su Ironu, tiek visko. Tai va, ir čia išėjo update'as ir atsirado mėlesni, žinot, visi turbūt mažieji mobai. Apskritai gyvūnėliai galima name tagą susikraftinti, todėl aš šiandien pavadinsiu būtent savo arklius, būtent kažkokiu vardu. Aišku, komentaruose parašė vienas žmogus du patarimus, kad surasti šunį arba katę ir arklį bronium pavadinti, tai manau bronium ir pavadinsiu, tai ten arkliai. Ten dar matot, avių yra, kitam garde karvių nėra, nes tiesiog neradau. Toliau ten matote, kad yra biški praplėsta, ten bandžiau praplėsti, padėti crafting table, tai va. Ir pažiūrėkit, dabar kai aš pasididinu savo čenkus, kur, palaukit, video settings, pasididinu savo čenkus ant makso, ir ant 15, ten matas, kad ten yra sakurų biomas. Tai iš tikrųjų reiks ten kažkada nukeliauti. Dabar galim pasimažinti dar čenkus, kad sklandžiau veiktų, nes neturiu kompo gero. Ir dabar aš manau, kad mes galim susikraftinti kokius 2 stauninius pikeksus. Ir iš tikrųjų, kam tų pikeksų, tai jo, eisim mainintis. Būčiau ironinius pasidaręs, bet kad ironinių mes neturim. Ir jaučiu kasyklas kažkur įsirinksiu taip ir tiesiog va taip į žemę varysiu mainintis. Tik man dabar, manau, reiktų palaukti, kol ateis vakaras, išmiegoti ir tada, kai baigsis lyti, parodysiu, kaip šviesiai čia yra, apskritai kaip labai geras vaizdas po update'o kažkaip pagerėjo man. Ir dar aš nuskutau, va šitas nusukrandės paėmiau, ką nuskutau, dabar aš jų turiu palaukit, va čia 55. 2 popierius dar turiu, aišku, odos neturiu daug, bet šiaip galėsim galbūt, jeigu surasim deimantų, obsidieną dar išsigriausim, tai galėsime enchanting table pasidaryti. Gal kokių lievų enchantų ir pavyks mums gauti. O dabar aš manau tiesiog laukimą. Tokiai, dar palaukiu, čia praėjo kas 2 minutės, dar naktis kaip ir vakaras neteina. Tai va, aš norėčiau parodyti jums šitos arklius. Tai aš, man atrodo, užvadinsiu šį nedėmėtą. Tiesiog man atrodo gražesnis jis yra, vėliau tam irgi duosiu vardą. Tai va tokie gražus mano arkliukai, o dabar aš toliau laukiu nakties. Arba šiaip kol sulauksiu darbiškai galiu pradėti ten kastis. Tikiuosi besikasant iki va kokį neįkrisiu, tai reikia atsargiam pabūt. O deimantų ir kitų resursų aš kol kas keivę neieškosiu, nes patys žinot, kad aš beveik armorų neturiu, šitas armoras yra žiauriai blogas. Kelnytės tiesiog turiu, tai žinokit, kad greit serijos baigsis, jeigu aš taip drąsiai be armorų žengsiu į keivas. Gerai, realiai dabar reikia palaukti, kol baigsis tas lietus. Tik manau, dar itemų reiktų susidėti šiek tiek į chestą, nes mums tiek daug tikrai nereikia. Ir dar ko aš jums neparodžiau, kad už kadro aš pasibaigiau namą. Čia tipo laiptai yra žiauriai negražus, o stogas toks. Čia jums įvertinti, palikit 10 balį į sistemą, kurią čia vertinkit mano tą namą ir jo, tikiuosi gerų įvertinimų, bet nemanau, kad tokių gausiu. Tai tiesiog jo, išlaukiam nakties, kol pasibaigs. Ok, tai mes permiegojam, kaip matot, ir lietus visas baigęs. Tai trumpam aš pasididinsiu dar čenkus, parodysiu, kaip viskas čia atrodo. Tai pažiūrėkit, kai pasididinu čenkus, čia atrodo visiškai gražesnė vieta. Ten atrodo irgi bazai būtų tipo gera vieta, bet jau pasistatėm čia ir jo labai stringa, tad susimažinsiu čenkus. Susimažinau čenkus ir dabar galime pradėti kasinėtis. Žiūrėsim, ką atrasim, tikiuosi irono atrasti, kol kas mes turim 4 torčius, tai nedaug, bet jeigu reikės, pasidarysim. Ir mes dabar esam 65 levelį, tai labai
aukštai ir manau, aš dasikasiu iki -58 panašiai, -57. Kažkur šiaip aš girdžiu zombių garsus, tai ši gali būti kažkur arti keivas, tai jeigu ką, aš pasistengsiu apeiti tą keivą, jeigu surasiu. Ir čia gal nedidelis keivas, gal apžiūrėti, arba čia iš vis ne keivas, bet man rodos keivas, palaukit. Jo, tai pareina zombis, pasiėmęs mano cobblestone'o, aš manau jį nukirsti reiktų, bet jis kaip verčiau neprieina. Aš šokti vis tiek ten bijau, nes nenoriu sukliūti ir nenoriu, kad ties čia baigtus mano visos serijos. Bet jaučiu, čia reiktų tiesiog užsidengti kažkaip, bet pirmą reikia su zombiu kažkaip susitvarkyti. Ai, čia pas mane ateiti negali, bet jeigu iš viršaus pareis koks creeperis ir mane nužudys, tai man blogai. Ok, tai mirė zombis, ten matau to kaulo, bet aš atsiag nepasimsiu. Čia taip pat uždarysiu. Ok, kasamės toliau. Manau, reiktų eiti lovą pasimti, nes jei bus naktis, aš galėsiu tiesiog keivį išmiegot. Palaukit, aš kaulo net ir eiktų ten šiaip mačiau, tai man atrodo reiks į ten pasimti kaulo. Šiaip reiktų man pasimti ir šiek tiek medžio. Tai gerai, tiesiog varom. Manau, įėjimą į keivą ateitį reikės pagražinti. O sekantį, tai yra kitą epizodą. Jeigu aišku išgyvensiu, aš manau, reiktų eiti pakeliauti, galbūt po pasaulį pažiūrėti, kas gero. Ok, tai čia biškai apsitvėriau ir pasimsime tą kaulą, pažiūrėsim, kiek čia yra, gerai, kad būtų nemažai. Opa, čia tikrai nemažai kaulo, tai susirenkam toliau. Ok, tai aš matau ironą šiek tiek, nes tiesiog tik kaulą išsikasiau, pasigaminau va čia truputėlį tų torčių ir va čia pradėjau va vėl kastis. Ir atradau ironą, bet aš bijau, kad ten mobų nebūtų. Aš žmonės pamačiau creeperį, jis yra čia. Man reiktų ten šiaip apsidengti, bet reikia, kad kažkaip jis nueitų. Ok, bet jeigu aš paimsiu šitą ironą, neturėtų skylės būti, aš galvau, skylė turėtų būti. Tai sikirsim, kiek mes čia gavom. 3 ironą, nedaug šiaip realiai. Gerai, realiai kasinėjimas dabar iki deimanto lygio. Pabandysim atrasti deimantų. Tokiai, čia jeigu neklystu yra pirmi dipsleito blokai, mes esame 6 lygyje, jau visai arti minusinio lygio. Iš tikrųjų dabar šitą šiaip reiktų pasidaryti mano ironinį pikeksą, nebent pasitaupysiu aš grinai dasikasiu iki -57. Ok, tai pabandysiu išmiegoti ir dar čia daugiau irono atradau. Įdomu, kiek čia bus. Jo, galiu išsimiegoti. 1 ironas, tu ką, man reikia daugiau. Opa, čia visai netoli buvo, man atrodo, dar 1 deimantas, tik 1, vėl eina savo. Jei patiks šis video, būtinai užmesk laiką, pakomentuok kažką, parašyk gal patarimą, ką man reiktų pastatyti, arba kokį vardą duok mano būsimiem gyvūnam, galbūt kokiam ožiai parsivesim jo iš kalnų. Tai va, kaip toks, man atrodo, prisimenu vardą, Edvinas komentarais mums patarimą parašė, tai parašyk ir tu. Ir nepamiršk paprenumeruoti šio kanalo. O mes kasinėjamės toliau, nes dar tik -12 levelis. Šitą keivą aš jums tiesiog negalėjau neparodyti, nes ten yra irono. Čia jaučiu būtų, jeigu giliau eitume į keivą, būtų ir deimantų, bet aš tiesiog sakau, dar keivus skipinsiu. Gali, manau, žemiau dasikasti ir apsitverti kažkaip. Ne, čia žemiau neišeis, mums reiktų tada apsukti kažkaip. Jūs matote tą patį, ką yra šiaip realiai. Nebeatsimenu, kas ten yra, bet man atrodo, ten gali būti Vardenas. Eina savo. Negi aš Vardeno miestą atradau. Čia crazy. Aš negalvojau, kad tai dar galiu atrasti. Jeigu čia tikrai tas yra, duokit žinot komentaruose. Tai jo tikrai realiai reikia man šitą tiesiog praskipinti. Numirčiau aš nuo to mobos šiaip realiai. Nu ką, mūsų pirmasis redstone'as, bet man atrodo mes jo neturėsim, nes reikia iron pikekso jo, bet man čia nesvarbu tas redstone'as. Vėliau galio fermom tikrai reikės, bet nežinau kada.
Kada reikės jo, žinosiu, iš kur gauti, pasirinksim. Bet realiai, kada aš rasčiau Vardeno tą miestą, jeigu neklystu, tai aš tikrai nesitikėjau per šį epizodą to padaryti. Aš apskritai jį buvau užmiršęs Minecraft'e. Čia yra insane, kaip aš jį atradau per šį epizodą. Aišku, paliekam jį ramybėj dar kokius 5 epizodus, nes aš šarvų visiškai neturiu. Jeigu pavyks gauti nederaitinius šarvus ant šitų serijų, manau, tada nueisim. Bet kada tai padarysim, tiksliai aš neįsivaizduoju. Tokiai čia tęsiasi tas keivas. Ir kas čia dar nusikasiau va čia žemyn ir čia kažkas yra ten apačioj, matau lavas. Šiaip aš ten į apačią neįsiu, galbūt tiesiog tęsiu kasinėjimas. Žmonės, aš čia paėjau šoną ir čia grinai yra tas miestas ir aš neįsivaizduoju, ką man su juo daryti. Šiaip realiai man jo netgi neina tiesiog išvengti. Realiai aš taip nenoriu įleisti, aš tikrai per šį epizodą tikrai to nedarysiu. Ok, tai mes esam minus 57 lygyje. Ką man dabar reiktų pasidaryti, tai galbūt išsikasti kokį mažą kambariuką, kad galėčiau tiesiog savo lovą pasidėti crafting table, furnasą dar pasidaryti, kadangi man reikia išsikepti savo turimus 5 ironus, pasigaminti pickaxe ironinę. Nes manau, deimantų atrasiu, tai reikės juos išsimainint. Ok, furnasas taip pat vietoj, kol laukiam, kol iškeps mūsų ironus, dar šiek tiek pagaliukų. Susikraftinam dar, žinau ką reikia. Mums reikia vieno trapdoro. Jo, galim pasidaryti šituos. Palaukit. Biškį priekį reikia pasimainint. Padėsiu aš trapdorą. Taip, ir mes galėsim dabar vienu bloku, va taip varyti. Ir šitas sezonas Minecraft Hardcore išvykimo nuo tą serijų bus insane, nes Varden miestą atradom per 3 epizodą. Mane per 2 epizodą užpuolė pillageriai. Kas čia daras, aš tiesiog neįsivaizduoju. Gerai, mums čia kepa, aišku, dalykai, pažiūrėjom šitas, kaip galim, negalim. Tiesiog išsikepsiu mėsą. Jo, aš manau, susikraftinamės pickaxe ironinę. Ir kągi, einam mainintis, atrasiu deimantą, aš jums pasakysiu, bet dar pasakysiu, kokią techniką naudoju. Tai kažkur 5 blokus nusikasiu į priekį ir tada į šonus. Ir taip tęsiu šitą techniką iki kol atrasiu deimantų. Nežinau, kiek noriu per šitą epizodą aš surasti jų. Tai pažiūrėsim. Jeigu seksis, paieškosim ilgiau. Aišku, ne visada lygiai po 5 blokus kasios. Šiaip realiai ironinis pickaxes irgi žiauriai lėtai mainina, bet aš tiesiog neturiu pasirinkimų. Kada gausiu pirmuosius deimantus, aš manau, net nelaukdamas pasidarysiu tą deimantinį tą pickaxę. Dabar aš taip dar kasuosiu, to parodysiu, kiek aš dar dasikasęs. Kol kas deimantų nerandu. Bet dasikasęs ant tokio mažo plotelį ir manau dabar tiesiai dasikasiu kokį 40 blokų ir turėčiau atrasti deimantą, bet po to pradėsiu ir šonus ir dar daugiau atrasiu. Aš tik norėjau užsiminti apie lavą, kad kaip negerai būtų lavą sutikti, tipo, kad jinai mane nužudytų ir tiesiog random lavą. Gerai, uždėsiu čia tą torčią, kad būtų priminimas, kad čia yra lava ir dabar reikia ją kažkaip apeiti. Šiaip reiktų dar visai nepamiršti, kur mūsų išėjimas ir aš lovas neturiu, negalėsiu permiegot, nu nieko. Vis tiek gerai, kad po žemė esam. Šiaip man įdomu, ant kiek dar atlaikys tas iron pickaxes ir mes atrasim tos 3 deimantus, nes kas mes net iron to pickaxe naujo negalėsim pasidaryti. Mano šio video tikslas ir buvo pasidaryti tokius kaip ir kasyklas. Dar atradom vos čia lapis lazulio, kada enchantinsimis bus reikalingas. Tai jo pasidaryti tokias kasyklas ir aišku atrasti deimantų. Manau, pavyks tai padaryti. Dar reikės, aišku, ir patarimą užrašyti, patarimų lentą. Tokią mažą reikės pastatyti. Aš kaip netikėtai ne tik mūsų video tikslą, manau, įvykdysim, bet mes dar padarysim ir tiesiog neturėjau tokio tikslo surasti Varden miestą, bet mes jį suradom. Čia yra insane. Tai jo, manau, greit dabar neprogresuojam, bet po to aš
pradėsiu epizodus daryti ilgesnius, manyčiau dar. Tad jeigu norit nepraleisti naujų epizodų, būtinai prenumeruokit šį kanalą. Spauskit varpelį. Dabar aš esu jau beveik 11 lygio. Ieškom toliau deimantų, nes kol kas jų nerasti. Šiprelį pataupysiu šarą ant pikeksą, nes jis tuoj sulūš. Mes net deimantų negalėsim įsikasti. Dabar žiauriai vargsim, kol surasim deimantus. Nu, sugrįžti bus tikras vargas, aš jums pasakysiu. Bet nieko nepadarysiu. Ir kol kas dar netrandu deimantų. Man įdomu kaip. Jaučiu pasikasiu, kad ten matot prie čenko viršų bloko to pirmo numerio iki kažkur 600 ir tada pabandysiu iš šono kastis. Už kadro aš manau, kad paieškosiu tų deimantų ir po to nežinau, kaip aš jums įrodysiu, kad tikrai juos radau. Bet kažkaip pabandysiu. Na, aišku, aš turėsiu tos deimantus, bet jūs galvosit, kad galbūt aš čytinu. Bet man sakau, tie modai visi pridėti į pasaulį ir čytai man labai nepatinka. Tai nečytins. Lavos, dar daugiau lavos, kaip negerai. Čia žiauriai negerai. Mes netrandam ne tik deimantų, tipo, mes netrandam ir deimantų. Ir plus atrandam lavos, kurios žiauriai mums nereikia. Reikia visą apeiti, bet jeigu pamiršiu kelią namo, tai man šakis. Bro, dar daugiau lavos. O tai kur man kastis, aš nesuprantu, kad nebūtų tos lavos. Tai ką man ten tipo į priekį? Pabandom, čia galbūt nebus lavos. Todėl ir yra gerai laikytis atstumą va taip nuo priekio. Dar daugiau lavos. Šitas epizodas toksinis, sėkmingas, aš nemanau, kad apšė įmanoma mums atrasti deimantų, aš nesuprantu. Kodėl? Negi thumbnailą reikės daryti su Varden miestu. Aš tiesiog nežinau, dar paieškosiu. Aišku, deimantų pabandysiu. Būtų gerai tikrai atrasti. Žinokit ką, aš šiandien atradau tai 17 redstone, 49 lapis lazulis, šiek tiek irono, kurį panaudojau ant pikeksų ir Varden miestą, bet manau jo šiandien nebeieškosiu aš jau tų deimantų. Kodėl? Todėl, nes aš manau per ilgai filmuoju, tad prisikirsiu už backgroundą, gal pabandysiu paieškoti ir jeigu rasiu jums, aišku, parodysiu, kur radau ir kiek radau, pasakysiu. Ir šiandien man dar reiktų užsirašyti patarimą, vieną iš dviejų. Pirmasis buvo pavadink arklį broniu, o antrasis buvo surask šunį arba katę. Tai patarimą aš parašysiu, manau dar per šį epizodą nepavadinsiu, nes man atrodo reikia Anvil, kad galėčiau tipo nametegą pavadinti ir ant jo uždėti. Tai manau tas vyks už backgroundą. Nes plus aš galėčiau skraftinti, bet aš neturiu iron. Tai negalėčiau. Galėčiau skraftinti, jeigu turėčiau iron, tiesiog taip paprastai sakant. Manau, iš karto reikės išmiegoti, nes bus, manau, ir fantomų, ir mobų pilna, galbūt bus prie mano namų, tai reikės atsigeneruoti, gyvybės pavalgyti. Dabar einame iki galo. Tokia dabar diena ir aš miegoti negaliu. Tiesiog kylam į viršų, pažiūrėsim, kas ten darysis. Manau, man reiktų jau persikrustyti gyventi namus. Nes jau tokius pasistatęs, tiesiog įsirengti reiktų. Palaukit, aš pagalvojau iš pradžių, kad ten deimantai. Pagaliau mes vėl išėjome į lauką. Tikrai man keivasi, ten nepatinka ieškoti deimantų. Bet dabar aš manau, mums reiktų, kaip ir sakiau, persikrustyti. Tai pasiemam crafting table, pasiemam mes tą furnesą. Šitą dar paliksim, nes čia pilna daiktų. Manyčiau, kad kol kas man reiktų įsirengti va šitam kampelį kažkur. To parodysiu kokiam, bet va šitam kampe, tai čia pasidėkim furnesą, čia pasidėkim lovą ir mes crafting table pasidėsim čia, tai va taip atrodo kampelis. Užlipant laiptais, aš manau, mes pasidarykim patarimų lentą. Ui, per daug pasidariau. Vengsiu, palaukit, dabar mums reikia pasidaryti lentelių, kiek vieną jaučiu. 3 išeis, okei. Tai manau, va čia kažkur gale galim padėti, tai kad būtų prieimas va tokią lentą pastatom. Dar pastatom jaučiu 3 aukštę ir bus gerai. Tai rašysim pirmąjį patarimą. Tai pirmąjį patarimą man parašė 10.
Ir jis parašė 2 patarimus, bet aš išsirinksiu vieną. Tai pavadink arklį Bronius. Tavo pavadinimas, Edvinai, nėra dar padarytas. Manau, per šį epizodą aš jo nepadarysiu, bet per kitą epizodą aš tikrai pažadu tą padaryti. O dabar artėja vakaras, tai manau galėtumėm jau ir atsisveikinti. Tai šis epizodas gal buvo šiek tiek nuobodokas, tačiau sugrįžom po ilgo, tokio ilgesnio laiko, po 2 savaičių nefilmuojant. Atsiprašau, kad tiek ilgai video nekėliau ir tikrai dabar bus atostogos, tai pažadu į savaitę gal 2 videos, kokius 3 gali išleisti. Tai jo, ačiū, kad žiūrėjot, su jumis aš buvau Justas ir iki kitų kartų.